ką, hebrytė, mes jau Matsuri, negaliu patikėti. Kulis veikia, viskas važiuoja kaip priklauso, tai dėka Pro Garage Chebros pavyko surinkti variklį, niekas nekaista, prasukau porą ratų, viskas idealiai, tai geriau ir būti negali. Smagus renginys, puikus oras, viskas kaip užsakyta, manau, kad turėsim šiandieną nemažai gero laiko, tai deduosi šalmą ir varom į trasą. Bėgiai nebeveikia. Kaip tyčia, ant galeko karadžia sugedo. Tai Matsuris pasibaigė. Mes ir vėl garaže. Visi daiktai iškrauti, krūva ratų, beveik nei vienos padangos nesudrožtas. Tai vienintelis komplektas, kurį pasikeičiu, tai yra šis. Tai rezultatai, kaip matot, nelabai pavyko damušti. Atvirai pasakysiu, užkniso važiuosiu tam padangom. Tie kiniečiai nedyla, dūmų negeneruoja, sukibimo kažkokio kaip ir nėra, muilinėsi ten toj trasai. Na, čia mečiau lauk ir ant tada gražiųjų autovilsų ratukų užsidėjau vesleikus. Tada važiavimas pasikeitė kaip diena ir naktis. Tai buvo labai smagu, labai smagiai palakščiau. Aišku, turėjau truputėlį niuansų. Buvo mašina gal net taip sureguliuota, vadinkim, Matsurio trasai. Labai ilgas perdavimas, antras bėgis ten iki kosmoso. Tai nuo pat starto, kai reikėdavo išvažiuoti iš to pusukėlio ir laikyti su plėtokais. Ir net ir to nepavykdavo, būdavo jie nuo manęs pabėga. Nu, o paskui už po kalniuko jau trasojo, eigojo, aš juos būdavo vėjuosi, lipu ant jų, jau žemai sūkiai pas mane, turiu spardyti, daužyti viską, kad jis laikyčiau tiesiog neįsitiesnės. Tai turėjau truputėlį reikaliukų, aišku, vėliau padanga prisidirbo ir normaliai tada palaksim su hebryte. Tai tikrai buvo fainai, buvo smagu, aišku, gal startinis kiek brangokas, bet ką padarysi, bent jau gera apkatkė buvo huliai. Tai viskas atlaikė tiesiog idealiai, jokių priekaištų varikliui, jokių priekaištų mašinai. Vienintelė kliurka, kuri įvyko, tai mano pačio klaida surenkant mašiną, tai į bėgių svirtį nebuvau užfiksavęs traukutę su to tokiu fiksatoriuku. Tai jisai pačiam gale man iškrito. Tai kai jisai iškrito, galvojau, kad jau pabaigsim savo Matsurį. Ir tada geniali mintis buvo, kad reikia iš purkštukų išimti vieną fiksatorių ir panaudoti, kadangi jie ten yra ko netokie patys. Tai padarius, dar pratęsėm važiavimus savo, pilnai uždarėm Matsurį ir parlėkėm namo. Tai va, apkatkė nusisekus,
Buvo smagu, turbūt išvažiavimų šiais metais daugiau į trasą kaip ir neturėsim, nebent kažkokį tai vieną kitą išvažiavimą vietoj pasidarysim, kol neiškrito pirmas sniegas ir nereikia dėti žieminių padangų. Nu, o dabar, kaip ir buvau jums žadėjęs, varysim pas Vaškelį į garažą. Pažiūrėsim, ką veikia Vaškelis, tai bandau atsikrauti visą šitą krūvą padangų ir lekiam pasižiūrėti, kągi veikia Vaškelis. Tyliai ramiai, kaip sakant, pagal taisyklės, žiūrėkit ir pasiekėm savo tikslą. Tai eina, pažiūrėsim, ką veikia tas Vaškelis. Labą dieną. Labą. Nu tai kur tas mūsų Lietuvos drifto karalius, prapuolęs? Nu, karalius, žemės karalius buvo nuo motokrosą. Norėjau masterius važiuoti, bet va nesigavo, nu, tai kaip ir kiekvienais metais žiūri ir galėtum, atrodo, važiuoti ten. Nu, bet čia galbūt ir praeities klaidos yra, tai dar, nu, mano ir padarytas, tam nereikia ir masterius važiuoti, tai didžiulės auditorijos žmonių, kurių followerių, pas mane jų labai daug ir nėra. Gal jie visi realūs tam esmė, kurie tikrai patinka kontentas, ką rodai, tam esmė, kaip tu važiuoji, kaip viską savai imponuoji. Bet kad būtų viskas didesnis skaičius, reikia didesnių skaičių, kad būtų realiau viskas tam esmė susirasti rėmėjams, kad pritraukti juos ir gauti to pasakoje valiutos, kad galėtų remti mūsų gazą. O man atrodo, kad reikia, kad kažką rodyčiau ir rinkčiau sekėjų bazę, man reikia kaip tik atrodo rėmėjų, kad galėčiau su kuo dirbti, o to pasakoje dabar neturėjai ir kažkaip ir net nerodai, nes kažkaip atrodo taip. Tai šį sezoną, žodžiu, iškeitė į BMW į Honda, ne? Nu, Honda Racing. Kaip suprantu, kaip ir su mašinom, taip ir su motais problemų laimėti nebuvo. Sunkiau taurių normaliai nukrauta. Jo, tai pasibaigė viskas to, kad Lietuvos čempionato negalėjau dabaigti pirmoji pozicijoje, nes susilaužiau ranką. Aišku, ir FIA nuplaukė, kas žiauriai gaila, nes, tam esmė sužinau, kad į FIA galėsiu kažkokių tokių planų. Nebuvo pradžiai sezono, atsirado tik tai, kada čia į pabaigą, gal rugpjūčio ir Liepos mėnesį gal sužinau, kad galėsiu paklausyti, ar važiuotų man atstovauti Lietuvą. Tai aišku, ir dar to pasakoje reikėjo variklį susirinkti savo, nes po pernai metų tai kaip ir buvo vienas iš tų tokių stabdžių mano, kad nevažiavau, nes variklis užlinkęs, tai to pasakoje mane ir stabdė. Kaip būtų prasidėję, būtų mašina važiavęs, nuvažiuoji laimi. Pirmas bendro įskaitoje ir nenori paleisti ir vėl tada iš paskutinių daužyti jo ir tam esmė nežinia kaip būtų. Bet Lietuvos čempė, kaip suprantu, net ir jeigu būtų ta mašina didelio impulso važiuoti kaip ir nėra, ar ne? Gal kažko tam čempui trūksta? Lietuvos čempionate važiuočiau realiai važiuočiau, nenorėčiau važiuoti su šitą mašiną. Man yra tam esmė, manau, kad per daug stipri ir per daug gripinanti ir greita. Manau, kad reikėtų važiuoti biškį su paprastesnė mašina ir daugiau gaudyti komforto negu diskomforto. Dabar gaunasi diskomfortas, kai važiuoju su lėtesniais driveriais, nes visko yra mūsų pro lygoje, ten ir greitų, ir lėtų, ir tau reikia viduriuko, ir tau reikia pristaikyti dažniausiai dabar su šitą mašiną ne taip, kai su chuligankė būdavo, kaip visą laiką galvodavo, kaip visus suspaust. O su šitą mašiną važiuodamas galvoju, kaip nereikia užsilipti ir neužspausti. Tai išstumti iš trasos. Tai gaunasi toksai ir šiaip brangi ir nenoriu šios drož be reikalo. Nutipo, kad čia važiuoti, kad dar vieną taurę kokią parsinešti ar kažką. Smagu važiuoti tai, bet ir šiemet trasos, tai buvo mano favorite truck, nebuvo Naudgilo ir tam esmė. Realiai, kur šienas pastaškytų, užtektų ir 600 arklių kažkokios ten va, chuligankis man
buvo minčių atsipirkti, net ir chuligankė pardavinėjo, man ten ir gerą kainą davė, tai bet paskui vis tiek pamačiau, kad ką manęs reikia. Gautųsi tas biudžetas, turbūt, kurį tu galėtum sukaupti masterių vienam ir kitam etapui, ar ne biškai platesnius vandenys išeit, tai sudegintų turbūt tą kitą mašiną vietą čia besisukinėjant. Ne, grinai, taip, tai ir kažkaip pristabdžiau ir finalę pardavė tą mašiną dabar. Na, dabar stovi pilnas garažas motociklų už tai. Tai va, tai čia gavosi, kad biškai pačilinimui čia ant durkės, o stovi krosiniai, keturračiai, tai vienas mano, kiti vaiko, iš žodžio draugo jo, tai dabar ir pats važiavau motokrose ir vaiką paleidžiu po biškį važiuoti, nes ganėtinai pigus ten yra tas visas formatas. Nu, su keturračiu biškį kitaip, jis visą laiką kažką genda ir labai daug laiko išsugėrė, nes jeigu nori gerą rezultatų, bent 2 kartus per savaitę turi važiuoti treniruotis. Tai važiuoju trečiadienį, šeštadienį Lonkės, žiniausiai gaunasi nes 2 čempionatus, kai užsiplėšiau, tai gavosi, kad ištisai važiuoju kaip savaitgalis, kaip varžybų. Ir gaunasi, kad tada labai daug laiko sugeria. Ten trečiadienį, tarkim, važiuoju į treniruotę, tai antradienį turi būtinai apsižiūrėti mocą ir kažką randi. Ten guoliukas, kažkas, varštukas, nulūžęs, laikikliukas, kažkas, nes motokrosi, ten daug vibracijų, žvyras, tas visas ten biškį ėdana ir gaunas, kad prie keturračio reikia padirbėti vis tiek, ne prie krosinio, tai mažai tam. Nu, bet čia turbūt kaip bet kokią motosportą, ar driftę važiuoji profesionaliai, jau tam važiuotų masteriuose ar kažkur, tai vėl sitaimas, apsižiūrėti techniką, kas... Nu, tai bet kartais atrodė, kad motosporte ne tiek daug turėdavau laiko, bet kai iš kitos pusės pažiūri, kad nevažiuodavai tu niekada treniruotis. Važiuodavai tiesiai į varžybas ir varžybos būna dažniausiai 1 per mėnesį. tai gaunasi, o čia kas savaitgalį, tai 4 varžybos per gaunasi, ar treniruotę daraisi, bet kokiu atveju. Tai 4 visą mėnesį yra. Aš įsivaizduoju, jeigu būtų už ką nereikėtų skaičiuoti pinigų, tai lėktų masteriuose, darytum tas pačias treniruotės su mašina irgi. Reikia čia dabar padirbėti ir kažkoks planas yra, nežinau, kažkaip reikia susidėlioti. Gal mažą dalį apriepti, kokias gal porą kardų gauti, ar kažkur ir važiuoti, kad tarkim vėl Lietuvos čempionatą, kad galvoju, nu, tipo, tu čia turėtum kai treniruoti, o ten išvažiuoti ir tiesiog pasirodyti ar kažkaip. Tai manau, kad reikia važiuoti ten, kur man ir vieta turbūt. Žodžiu, po truputėlį ruošiesi kitiem metam, nors ir nežinai, ar važiuosi, bet nori būti pasiruošęs. Būti pasiruošęs, vis laik yra geriau negu kaip šiemet. Nežinau, jaučiu būtų visiems įdomu pamatyti, kaip atrodo tavo pirmukas šiai dienai. Taip, galima įtapyti, pamatysit krūvą varžtų variklio ir visokių vėliną čia nupoliruotą parsivežiu. Vargūnė, paruoštas dėti. Tada detalių visokių yra ir paslidimo blokas paruoštas. Šitas 92 ar ne? Ja, čia tas 92. Šviesą galiu uždegti, čia emkė. Keturračių gyvas velnės. Privaryta. Opa. Nu, emkė, V8. Ja, V8 emkė, tai va, tik tai. Tavo receptas. Mano receptas, toks pat variklis, tai visą čia išrinkom, nes buvo Anglijai daryta visa pravočkė, viskas, tai viską išrinkom ir darom per daug, nes čia buvo tokių reikalų, kad nevažiuoja, užgesta, tai žodžiu, tiesiog įsidažė salonas, tas išdumbo šitą didelį langai polikarbonatiniai, visakė, nu taip, toksai. Toks semi-pro gaunasi lietuviška mašina. Lietuviška semi-pro. Ir panašu Lietuvoje, sakė, vis dėlto labai suprastėjo Anglijos lyga, tai gaunasi, kad... Čia lietuvio mašina? Jo, jisai lietuvis, bet Anglijos lyga pati suprastėjo, tai žodžiu greičiausiai, kad norės važiuoti Lietuvoje. Į semi? Tai tokie lankai tik tai semi. Tai va, tai čia mano Honda Racing. O, šitas, kur tavo taurių daugiausiai privežęs dabar, ne aparatas. Ja, šį sezoną irgi toks paturbintas gaunasi modelis. Čia jau pagal viską jis jau yra high-endas, nes yra įdėtas krosinio variklis, nes keturračio variklis labai neturi resurso ir nelaiko, o krosinio labai gerai laiko ir gerai traukia. Nes ir į purškimas, aišku, ir taip toliau. Tai va, Honda iš savęs labai lengvas motociklas, labai lengvai valdosi ir labai, nu, smagu važiuoti, bet iki laiko, kol gerą vyną turi, ne? Taip. Na, čia... Tai net nenukritau iš esmės, tai tiesiog sulūžau. Tai va, čia visų laukiama tai būtų ta mašina, kurie... Mašina tai kaip mašina, bet aš matau, kad čia dar yra normaliai detalių. Tai ten kitų čia, va, mano, tai va, žodžio, antras blokas į pavėsį išėjau, bet aš esu patenkintas mašinos variklio, tiksliau resursų, nes 2 metus atlaikė, tai mes kad nesugedęs, tai labai gerai manau.
Tai va, tai. Visi žadėjo, ar ne, kad net laikys net kelių varžybų, o įrodys savo. Su 1000 arklių važiuoti poras metų, tai manau, kad yra reikalai. Tai va. Tai realiai ką, surinksi variklį dabar, per žiemą neskubėdamas. Tai gal ir greičiau, kad nepamirščiau, kur varžtai. Pritrauksi kalną rėmėjų ir kitais metais laukiam tavęs Driftmasterėse visi. Nu tai jo, tai prašyčiau daugiau laikų ir šitam Instagramo puslapį ir sekėjų ir manau, kad tie skaičiukai labai daug duoda iš tiesų. Ta esmė, kad ten dabar turi, tarkim, 8000, tai jeigu būtų 20, tai būtų tais 2 kartais lengviau reikia susirasti. O tai gaunasi, kad, pavyzdžiui, tuos wildcardus, kai renka masterės, yra tiesos, kad jeigu tu turi daugiau rėmėjų, daugiau followerių, lengviau tau yra gauti wildcardą. Neužtenka, kad gerai. Tai jeigu, tai pasižiūrėkite į bazę visą vairuotojų, tai yra ten tie visokie influenceriai, daugumoje važiuoja ir renka jiem, yra šitie atveda žmonių, žinai, tai ant to viskas ir dirbama ten yra. Nelabiau žiūri. Kiek top 10 turbūt gerų driverių, po to visi kiti apie... Vis tiek tas pats renginys, tos truputėlį marketinginis yra bet kokia atveju. Tam esmė ir nėra čia kažkoksai, kad būtų FIA dalykas, o čia yra uždara lyga, tai už tai toksai ir manau formatas. Nu, kažkada buvo, kad labai norėjau varytum, bet dabar yra kitaip, žinai, turėjau žaisti pagalių, tai, taip, prisitaikyti. Bet kokia atveju, turbūt galima tai, kad tenai viena iš stipresnių lygų, ką turim šiai dienai pasaulyje. Jeigu visam sezonui, tai tam esmė, kad visam sezonui tai tam esmė, kad manau, kad be problemų būtų, bet tai visam sezonui tai tu pasirašai ir kontraktą, kad tu visas varžybas turėsi suvažiuoti ir būsi juose. Tai dabar tam esmė, kad aš tipo pasirašau, okei, mane paima ir aš ten turėsiu ant 3 gonkių šaibų, tarkim, neišvažiuosiu kitų 2, tai ką jie man pasakys, tam esmė baudas, ten skiria irgi ir negerai būtų. Nori stabilumą iš tų dalyvių, bet kokią, jiem irgi reikia planuoti. Taip, jie planuoja ir tam esmė teikia tuos visus visiems žmonėms, tam esmė žiūrovam, kokie driveriai bus, kur bus ir taip toliau. Promautina visą renginį. Taip, tai jie ir nori to išvairuoti, žinai, kad būtų turbūt. Tai va, tokį reikaliuką hibridė, tai norėjot, kad aplankytume Vaškelį, aplankėm, kaip matot, viskas, projektas savo vietose, stabiliai stoja vietoj kol kas, bet jokių problemų. Aš manau, kad Vaškelis tai net ir su ta savo viena ranka, dešinė, ne savo stipriausia, surinktų greičiau tą variklį, negu aš surinkau savo per visą vasarą. Su pagalba ir tai. Tai va, tai ir pabaigai dar galim paklausti Aurimo, gal kažkokį patarimą turi jauniems sportininkam, ką daro ne taip, gal šnekant apie Lietuvos lygmenį, gal kažkas tai yra, pavyzdžiui, kaip aš užsibuvęs semi pro lygoj, arba kažkas užsibuvęs street lygoj, ką galima būtų turėti, gal kažkokį patarimą turi? Ką reikėtų daryti? Norint aukti. Tai va, daryti dalykus, ko aš nedarydavau, nefilmuodavau, nekeldavau turinio ir nedirbau su rėmėjais, galbūt taip labiau dirbau fiziškai ir pačiam sunkiau buvo prasilaužti, tai manau, kad to, jeigu pinigų neturit, o jeigu turit pinigų, tai daugiau treniruotis ir važiuoti. Sitaimas. Tai va. Tokį patarimą, jeigu norit būti driftingai ir jūs kada nors, tai sitaimą reikia. Minti arbiteriais irgi geras dalykas. Iki tam tikro lygio. Tai va, mano pagrindinis šitas sitaimo įrankis dažniausiai būna, tai va žiemą pasitreniruoji kažkiek, bet kam duota, tam duota, tai žodžiu, o kam neduota, tai treniruokitės. Viskas, ačiū tau, sėkmės ir tikimės, kad susimatysim kažkada artimiausiu metu, o kitais metais matysim lekiant masterėse su šitų pirmukų baudiniu. Viskas, varom hibrytą namo, temsta anksti, reikia pargazuoti dar, kol nenukirto mentai, nes šiaip tai dokumentai, nežinau kur fulė. Bėdelė, čia biški irgi gali būti.